Man sunkiausia su 11-metė keliauti, tas akių vartymas, mes ir vėl čia. Ar kad tu sėdi namie ir tas vaikas verkia namie, ar tu sėdi su manim prie jūros ir tas vaikas prie jūros verkia. Lietuvių literatūros muziejų. Ar skamba įdomus? Visiškai ne. Visiškai neįdomi. Jeigu vaikas miega, tai tu važiuoji. Nori valgyti, nori tualetą, tu nestoji, tu tiesiog važiuoji. Yra tikrai labai daug vietų, apie kurias aš pati, atrodo, sužinau tiesiog kažkaip netyčia, kažkas pasako. Tai pasidalink. Su komanda konsultuodami žmonės apie jų finansus, kasdien matome labai paprastą problemą. Tėvai nori daugiau kokybiško laiko praleisti su vaikais, bet dažnai nežino, ką kartu nuveikti. Todėl galiausiai renkasi tas pačias veiklas arba vienam savaitgaliui išleidžia kur kas daugiau negu planavo. Šiandien pas mane svečiuose yra Lina Vasiliauskienė, nėra blogo oro įkūrėja, šeimos laisvalaikio ir kelionių su vaikais idėjų autorė. Ji parodys, kad geriausi savaitgaliai su vaikais gali kainuoti beveik nulį. Jų geram savaitgaliui ne visada reikia tolimos kelionės, didelio biudžeto ar tobulo oro. Kartais užtenka geros idėjos, trupučio smalsumo ir noro atrasti Lietuvą paprasčiau, su mažiau streso ir daugiau tikrų šeimos akimirkų. Jeigu nori nepraleisti naujo ir naudingo turinio, spausk like bei subscribe mygtukus. Tai maži žingsniai, bet labai padeda šitai tinklalaidei augti ir būti matomai. Ačiū. Pradėkime. Tai Lina, daugelis tėvų sako, kad su vaikais keliauti yra labai sunku ir brangu. Kaip yra iš tiesų? Ir sunku, ir brangu, ypač su 3. Iš tikrųjų, čia man buvo labai didelis supratimas, kaip visa turizmo rinka yra pritaikyta šeimai 4 asmenų, o su 3 vaikais iš karto viskas išbrangsta. Galų gale automobilinės kėdutės nebetelpa tam tikroje automobilyje, jeigu nuomojasi, viešbučio kambariai, nieks neduoda tau 2+2, tenka imti 2 kambarius. Bet labai verta, mano manimu, nes iš tikrųjų tai kaip augina šeimą, kaip kuria jūsų prisiminimus, realiai sukuria tą visą vaikystės pamatą, kuris paskiau suformuoja tą vaiką ir koks jisai būna užaugęs. Kokią didžiausią klaidą šeimos daro planuodamos kelionę? Turbūt nepagristi lūkesčiai, kad jis susidėlioja planą, kad viskas turi būti taip, nuo taško A, B, C, kad lankysim tą ir tada. Tai aš manau, kad vis tik keliaujant su vaikais turi turėti kelis objektus, kuriuos norėtum tą dieną pamatyti, bet nebūtinai prisirišti prie jų, o tiesiog turėti kryptį ir jau grinai pagal situaciją keliaujant atsižvelgti, ar vaikas pavargo, ar nori valgyti, ar pailsėti, o galbūt keliaudamas pamatai kažkokią įdomią žaidimų aikštelę ir visada, aš manau, reikia sustoti ir tą vaiko poreikius irgi patenkinti keliaujant. Tai čia kaip su kokiom statybom, jeigu planuoji per 2 mėnesius įsirengti, tai dažniausiai bus 4, tai planuojant kelionę geriausia būtų nesuplanuoti visko minutę į minutę, o pasilikti tokios laisvės, aš manau. Apskritai daugiau tos laisvės su vaikais pasilikti. Ir neturėti galbūt lūkesčių, kad ten nueisim į tam tikrą vietą ir praeisim nuo iki, pavyzdžiui, kokį muziejų. Kai tu eini be vaikų, tai tu gali susiplanuoti, skirti laiko, paskaityti aprašymus, pasigrožėti tam tikrų paveikslų darbų. Su vaikais tai dažniausiai būna arba vienas iš tėvų žiūri, kitas bėga šalia, čia su mažesniais vaikais. Taip, kuo vaikai jie auga, tuo tas lengviau daros. Jau man šiemet, iš tikrųjų, mano vaikams 5, 8 ir 11, tai iš tikrųjų jau aš tikrai atostogauju net keliaudama, o ne tiesiog pakeičiu vietą. Tai, bet su vaikais taip, tiesiog neturėtų lūkesčių priimti, kad yra laikinas etapas, kad dabar viskas vyks šiek tiek kitaip, šiek tiek greičiau, šiek tiek galbūt jų prioritetai, jų poreikiai bus aukščiau negu tavo, bet tai labai laikina, nes jie labai greitai auga. Tai iš tikrųjų. Kada yra sunkiausias laikas su vaikais keliauti, kiek jiems metų ir kada lengvesnis arba lengviausias laikas? Žinai, čia labai įdomu yra. Dabar aš, pavyzdžiui, šiemet sakiau, man sunkiausia su 11-metė keliauti, bet ne fiziškai, o tas akių vartymas, kad čia mes ir vėl čia. Arba aš nenoriu, aš noriu su draugais būti ir nenoriu su tavim važiuoti ir tada nuvažiuoju. Kaip gerai, mama, kad tu jau atsiranda tas prie paauglystės ir sunkiau. Lengviausia tai yra su kūdikiu iš tikrųjų. Nes kūdikiu viskas, ko reikia, yra mama, tėtis ir tu tada gali daryti, ką nori. Tu gali eiti į muziejus, gali vaikščioti pažintinius takus, mes ir į kalnus kopdavom, nes tiesiog yra specialios nešyklės, tiek kuprinės, tiek ant priekio, gali įsidėti tą kūdikėlį ir jam tikrai daug nereikia. Tada, žinoma, jau sunkėja, tie prasideda metai, pradeda vaikščioti, tada jam visko daugiau reikia, nepasėdi. Tai tie tokie etapai eina, tai iš tikrųjų atrodo vienas lengvėja, kitas ne. Nors su 11-metė dukra šiemet buvo, jo svajonė buvo pamatyti Aušvicą.
Tai va, keliavom ir galvojom, visiems 6 valandas Aušvice, tokioje sudėtingoje ekskursijoje ir jinai viską įdėmiai klausys, jai viskas įdomu buvo. Tai va, sakau, tie tokie labai etapais viskas ir užsimerki prieš tos sunkumus, priemi, kad čia laikina, kad praeis, paskui jos tas akių pavartimas, pavartys, pasakys nenori ir gerai bus. Aš neperseniausiai grįžau iš Šveicarijos, buvau šiek tiek pahaikinti ir mūsų grupėje buvo nedidelė grupė, 10 žmonių buvo mama su dukra. Ir dukra gyvena Anglijoje, 21 metai, jeigu aš neklystu, 20-21 metai. Ir mama nupirko tą kelionę jai ir jinai irgi pirmą dieną buvo tokia, tai čia man mama nupirko, vos neprivertė praleisti laiką važiuoti. Ir praėjus pasibaigiant haikui, jis buvo su mama apsikabinusios, verkė abidvi, sako, koks nuostabus laikas. Ja, tai aš pat įdomu su tais paaugliais ir ką skaičiau ir psichologų, kad juos reikia ištemti. Jiems negalima leisti užsisklęsti, nes jie nieko nenorės. Kodėl jie turėtų su ta mama ar su tėčiu, ar dar su mažesnėm sesėm, kurios ten zyzia visą laiką kažkur keliauti, jeigu yra draugai, kur gali kieme smagiai būti. Bet kad iš tikrųjų jiems labai svarbu tas laikas kartu ir jie dažniausiai pasizė, bet paskui būna labai laimingi. Net laimingiausiai iš viso šeimos tą padarė. Prisiminiau kelionę savo, suturėjęs ganėtinai ilgą kelionę kemperiu. Keliavom 21 dieną, praktiškai visą Europą apkeliavom. Ir turėjom vieną užsidėję tą kelionės tikslą pasiekti Portugaliją iš Lietuvos. Ir bevažiuojant, tiek daug naujų taškų suradom ir tiek naujų lokacijų suradom, kur atrodo, kad tai kelionė reikėjo dar 2-3 savaičių. Ir kad ir kaip planavom, geriausias vis tiek laikas buvo tada, kada kaip ir turi kažkokį galutinį tikslą, bet atsikeli ryte ir galvoji, durėm čia, nuvažiuojam čia ir tas laisvės pojūtis, kada nereikia tau valandą į valandą kažkur būti, nes tada atrodo nebelieka jokio malonumo. Buvo visiškai kitokia kelionė, nors aš pats esu labai planuojantis žmogus, logiškas, kur viską turiu sustiguoti ir sudėlioti ir atrodo surasti tą idealų kažkokį geriausią variantą toje kelionėje, bet savo kailiu patyriau, kad smagiausia kelionė yra tokia, kur atrandi naujų dalykų ir nežinai, kur tu nukeliausi galbūt netgi rytoj. Kaip tu manai, kurioje vietoje šeimos permoka daugiausiai planuojant keliones? Dalykas, visų pirma, ar pats planuoji ir tada ar per agentūras keliauji. Tai aš vis tik manau, jeigu pats planuoji kelionę, tu daug pigiau ją susiplanuoji, negu važiuodamas, pirkdamas paketą. Tada, kas tikrai bent jau mūsų šeimai labai daug kelionės, tai maistas atsieina ir mes labai esam linkę nevalgyti restoranuose, nevalgyti kavinėse, nes tikrai maistas sudaro labai didelį biudžetą. Nesakau, kad mes visiškai nevalgom, bet kadangi vėlgi 5 apsistoti viešbutį labai brangu, tai mes jau pradėjome apartamentuose apsistoti, nes yra daug pigiau. Juolab, kad mūsų mažoji, jinai svetimoje vietoje net nenori miegoti atskiroj lovoje, jinai nori miegoti su mumis, jai 5 metai, bet jai yra nedrąsu ir jinai vis dar nori miegoti su mumis tuose svetimuose vietose. Tai tada apartamentai, tada mes pusryčius visada pasidarom apartamentuose valgom. Pietus dažniausiai, kadangi tai būna aktyvus kažkoks laikas, tai būna kokių sumuštinių pasidarom. Ar ten nusiperkam konservų, tokių labai geri konservai yra. Ir tada vakarienę jau valgo mieste. Tai aš manau, maistas iš tikrųjų visada labai, nors aš suprantu žmonės, kurie nenori gaminti atostogų metu. Čia irgi yra. Tai, bet irgi visada galvoju, yra, man atrodo, žmonės keliautojai ir yra atostogautojai. Okay. Tai aš esu keliautoja. Man kelionė nėra atostogos, tasai, kad visiškai, man turi pailsėti smegenis. Man nereikia to fizinio kažko, tiksliau, kad pailsėtų kūnas, man reikia smegenis. O smegenis atsijungia tada, kai tu keliauji aktyviai, kai kažką veikia. Tai vienas iš būdų nevalgyti pusryčių, pietų ir vakarienių restoranuose. Taip, jeigu gali gamintis namuose. Bet sakau, čia labai toks, žmonės kartais nenori to. Ir aš suprantu, pavargsi tu namuose nuo to maisto. Esu ne kartą pastebėjus, kad, pavyzdžiui, jeigu bukinėsi per booking, tai kaina būna didesnė negu parašius tiesiogiai apartamentams. Dažniausiai jie iš karto irgi padaro nuolaidą, gali daug pigiau gauti apartamentą. Tai vadinasi, vietoj to, kad per Airbnb arba bookingą bukintis, susirandi kontaktus ir jiem parašai tiesiogiai, iš tikrųjų visada būna pigiau. Niekad nėra buvę taip, kad būtų brangiau, galų galėje visi net linkę duoti tas nuolaidas.
Net yra būna, kad jeigu apsistoja kažkiam apartamente, paskui palieka kitam apsistojimui, pirmus ten 10-15% nuolaidą, nes jau jie gali tą kontaktą duoti. Aišku, ne visų apartamentų kontaktai būna prieinami. Jeigu dar su kompanija keliauti, tada pigiau. Galbūt tu galėtum šiek tiek papasakoti visą tą priešistoriją, kaip atsirado Nėra blogo oro ir šiek tiek daugiau apie save. Žinau, kad turbūt daugelis žiūrovų atpažins, bus matę, bet supažindink tuos, kurie galbūt pirmą kartą tave mato. Tai Nėra blogo oro atsirado, turbūt visiems su vaikų gimimu reiktų sakyti atsirado, nes aš pati visada labai aktyvi buvau, labai keliaudavau. Kalnai, ekspedicijos Sibire, palapinės. Tai man, kai gimė vaikai, atsimenu, kai gimė pirma dukra, visiems toks šokas buvo, kad vaikas pakeičia. Ir tada turėjau labai gerą pažįstamą, kuri man pasakė, o kas tau pačiai geriau? Ar kad tu sėdi namie ir tas vaikas verkia namie, ar tu sėdi su manim prie jūros ir tas vaikas prie jūros verkia? Ir man taip galvoj susiklikino, kad aš galvoju, rimtai, ta prasme, vaikas, jam reikia mamos, o kur man geriau? O man geriau ne namie. Man geriau yra keliauti, tos pirmos kelionės buvo nedrasios, bet su pirma dukra aš nieko nesidalinau. Aš atsimenu, susikūriau Facebooką, dar tada puslapį, pradėjau kelti įrašus, bet tada man buvo labai nedrasu, ką žmonės pagalvos. Ir taip ir liko tas puslapis, taip uždarytas, nieko aš ten nepaviešinau. Tada jau su antra dukra, kadangi ir vaikas augo, jau ta buvo 3 metai, jau pas ją poreikiai atsirado ir aš tada supratau, kad tai tuo metu, tai čia buvo prieš 8 metus, nėra jokios koncentruotos vietos, kur tėvai galėtų rasti, ką veikti su tais vaikais. Nes yra gyvūnų ūkio, bet tu net nežinai, kad kažkokia ten ūkis, ferma priema aplankyti vištas, ten pamatyti kaip melžia, paimti kiaušinį. Čia kaip ir atrodo, kas čia tokio, bet vaikas to nebemato. Man kaip kaime užaugusim, tai čia... Mes nebeturim kaimų. Bet rimtai, mesgi nebėra tų kaimų, kur galėtų nuvažiuoti ir tokie dalykai. Ir ta dukrai net buvo, sakau, pažingi būna ne iš knygų. Ir tada aš pradėjau dalintis. Po truputį pradėjau rašyti, pradėjau dalintis ir kažkaip taip mačiau, kad žmonėm aktualu ir kad tai visai naudingas dalykas ne tik tai man, kaip savirealizacijai, bet ir kitiems, nes atrasdavo tų dalykų. Tai vadinasi, sprendėjai kaip ir savo visi geriausi verslai arba visos geriausios idėjos, produktai, paslaugos dažniausiai gimsta iš to, kad žmogus sprendžia kažkokią savo problemą, kurios nerado išspręstos rinkoje ir tokiu atveju gimsta magiški dalykai. Taip. Ką tau pačiai reiškia Nėra blogo oro? Kaip gimė tas pavadinimas? Gimė iš mokyklos, dabar irgi kuo daugiau galvoju, tai ką man mokykla davė, tai irgi davė Nėra blogo oro. Čia buvo mano turistų būrelis. Aš pati lankiau turistų būrelį, mes kiekvienais metais eidavom į žygius, stovyklaudavom 10 dienų palapinėse ir mokytas pastoviai tą sakyti, nėra blogo oro, yra bloga apranga. Mes gyvenam Lietuvoje, jeigu mes galvosim, kad lyja ir būsime viduje, tai mes prarasim labai daug dalykų ir iš tikrųjų dabar, kaip žiūriu retrospektyviai, mane tas labai stipriai suformavo. Ir tą mano požiūrį, kad tikrai, nėra to blogo oro. Net į tos pačius vaikus pažiūrėjus, mes jau suaugę, mums reikia daugiau komforto, mums ten lyja, tai mes neišeisim. O vaikams tik leis. Bėgsi balas, bėgsi lietų ir keliauti smagu. Keliauti smagu per lietų. Galbūt ne taip komfortiška, bet tu irgi pamatai visai kitokią perspektyvą gamtos. Būna mažiau žmonių. Net į muziejų žmonės neišeina, nes lyja lietus. Tai va taip, tas nėra blogo oro ir iš tikrųjų. Ir tapo toks šūkis tiek nuo mokyklos laikų, kiek iki dabar, kad nėra blogo oro, viskas tik tavo galvoje. Iš pat pradžių tai viskas buvo kaip tiesiog kelionių dienoraštis. Taip. Kada supratai, kad iš to galima padaryti verslą, ar iš to, kad visa tai gali būti įdomu ir kitiems? Gal po 4 metų tik tai, kai pradėjo ta auditorija stipriai augti, nes tai buvo pradžioje labai lėtai augo, o paskui toks įvyko lūžis, gal turbūt po karantino, kažkaip per karantiną visi turbūt pradėjo namuose daugiau, tada tie pažintiniai takai, tokie visai pasikeitė, tai irgi mano, nes viskas uždaryta, tai tokias daugiau apie lauką pradėjau rašyti, kur lauke galima nueiti. Ir tada atsirado tiesiog auganti auditorija, atsirado žmonės, kurie pradėjo klausti, ar galima nusipirkti reklamą, ar galite atvažiuoti, papasakoti ir tada pradėjau galvoti, kad galbūt čia vis tik gali būti ne tik tai tas hobis, kuris pasibaigs, kai baigsis mano motinystės atostogos, bet
išeisiu ir tai, kad galėsiu negrįžti į darbus. Tai va, galėjau negrįžti į darbus. Iš savo patirties, ką labiausiai pastebi, ko šeimos tėvai dažniausiai ieško? Ar gamtos, ar žaidimo aikštelio, ar kažkokio savaitgalio maršruto, ar muziejų? Ko dažniausiai ieško šeimos? Tai sezoniškumas, aišku, labai svarbu. Vasara, paplūdimiai, pramogos prie vandens. Žiemą, kalniukai, šią žiemą buvo turbūt irgi mano populiariausi visi įrašai apie kalniukus, kur smagiausia su vaikais čiuožti. Bet tai turbūt irgi veda į tai, kad ieško nemokamų pramogų. Ten, kur galėtų daugiau nemokamai kažką patirti, pamatyti, tai gamta vėlgi turbūt čia yra. Tada muziejai, pramogų parkai, bet nemokama ir gamta yra pirmoje vietoje. Čia turbūt kalniukais tai ne tik vaikams buvo įdomu, bet ir tėveliams ypatingai. Taip. Su vaikais visada taip. Aš ir sakau, aš ir tos pačios atrakcionų parkus. Tikrai ne dėl vaikų važiuoju, vien tik tai, nes ir pačiai smagu. Tai kalniukai tikrai vyrui buvo. Tai iš tų nemokamų pramogų, paminėjai, kad daugiausiai vis tiek žmonės ieško, ką nuveikti iš tų nemokamų pramogų. Ar vaikai labai jaučia čia mokama, nemokama, ar čia brangu, nebrangu, ar jiems yra apskritai labiau svarbu, kokia ta patirtis ir kaip jie praleis laiką. Iš ko klausiu, nes dažnai tėvai galvoja, blemba, gal aš nupirksiu kažką ten brangiau ar kažkur nuvešiu toliau ir galbūt tą vaikas labiau vertins. Kokia yra tavo patirtis ar iš to, ką tu matai ir komunikuoji su tėvais? Ne, vaikams tai tikrai tas nėra svarbu, vaikams visiems yra laikas kartu svarbiausia, tai iš tikrųjų, kai tėvai sako, kad jūs gerai, jūs galite sau leisti tiek daug keliauti, bet nebūtina keliauti, nežinau, ten į kalnus, į Afriką ar į Prancūziją, tu gali keliauti į gamtą, tu gali leisti laiką kartu. Tų pačių mano vaikų turbūt paklausus, kas jiems didžiausią įspūdį palieka vasarą, tai yra palapinės, maudynės naktį, kepimas zefyrų, košės virimas ant laužo, tie tokie visiškai paprasti dalykai jiems palieka didesnį įspūdį negu pramogų parkai. Na, aišku, tas smagu, bet tikrai nėra taip, kad vaikams reikia kuo brangiau, kuo toliau ir čia vėlgi, vaikai vėlgi turbūt skirtingi visi vaikai, bet ne, tikrai nereikia tų brangių ir smagu, bet jeigu nėra galimybių, tai tikrai yra galimybių, kur galima ir Pavardink šiek tiek daugiau, man atrodo, kad žiūrovams yra labai įdomu, tai kokios gali būti tos nemokamos pramogos ir ką pati dažniausiai veiki su šeima? Žygiai. Mes einam į žygius pažintinėse takose, einam į žygius miškuose, tiesiog susidarom maršrutą, dviračiai, važinėjam, dviračiais būna traukiniu, nuvažiuojam, bet tos pačius trakus, apvažiuojam trakus, nusiperkam kibinant ežero krantą, suvalgom. Tada vasarą maudynės, tai yra paplūdimiai, kurie turi savas čiuožyklas į vandenį, tai irgi tokie, man atrodo, ta pati kaip mūsų vaikystė. Vasarą vaikams, ko jie nori? Mirkti vandenį su pamėlusiom lūpom ir daugiau nieko jiems nereikia. Tada su nemokamais yra, paskutinį mėnesį sekmadienį yra nemokami muziejai. Tai irgi gali aplankyti nemokamus muziejus paskutinį mėnesį sekmadienį. Čia visoje Lietuvoje toks ar? Visoje Lietuvoje, bet ne visi muziejai. Tai yra sąrašas muziejų, kurios tu gali aplankyti. Realiai valstybiniai muziejai, turbūt taip reikėtų pasakyti, bet jų tikrai daug. Yra etnokosmologijos muziejus Molėtuose ir energetikos technikos muziejus čia Vilniuje, Kaune irgi, lietuvių literatūros muziejus. Apskritai muziejai šiaip yra ganėtinai pigus, kad eiti. Bet ar įdomu? Įdomu. Labai pasikeitę dabar muziejai yra. Ne visi, tikrai yra tų, kur dar nueini ir už tavęs visą laiką vaikšto kokia moteris ir žiūri, kad tik vaikas nieko nepaliestų, nedaug dieve, bet dabar šiaip labai interaktyvus. Va irgi paminėjau lietuvių literatūros muziejų. Ar skamba įdomiai su vaikais? Visiškai ne. Visiškai neįdomi. Aš irgi, man kažkas rekomendavo, galvoju, nueinu. Mes prabuvom 4 valandas muziejai. Tapsnis interaktyvus, gali liesti, uosti, klausyti, animuota visa istorija padaryta, ten, nežinau, knygnešio kuprinę nešiotis, į dievų miško koncentracijos lagerį įeiti, ta prasme, ten nuo iki išdirbta ir tiesiog buvo wow.
Jūs sakėm, net su vyresnė dukra, jeigu ne jaunesnė sesės, kurias jau pavargot, mes sakėm, mes dar ten būtumėm buvę, tiesiog viskas skaitė, sėdėjo ir tikrai yra labai gerų. Va ir Vilniuje energetikos technikos muziejus, kur tą mokslą gali pažinti per bandymus, galų gale muziejų yra čiuožykla per 3 aukštus, kur nučiuožti, daug labai dalykų yra ir tikrai įdomu. O kaip sudominti vaiką? Gal jis sako dabar, aš noriu į planšetę įlysti, žaisti kažkokius žaidimus, žiūrėti teliką ir niekur aš nenoriu važiuoti. Kaip sudominti, kad ne tik, kad išvažiuoti, bet kad jau išvažiavus nebūtent 5 minutės praėjo ir nebenoriu, važiuojam namo. Aš šitoj vietoj iš tikrųjų nežinau. Man čia turbūt vienas sunkiausių klausimų yra, nes mūsų vaikai, jie auga be planšečių, jie auga be telefonų ir jie neturi tam poreikio. Okay. Tai man čia labai sunku yra atsakyti, kaip sudominti, jeigu jau tas vaikas turi kažkokią priklausomybę ekranui, nes pas mus ir 11-metai turi telefoną, kuris yra be interneto, tiesiog atėjai susiskambinti, susirašyti, taip namuose ar kažkur išėjęs prie Wi-Fi'aus prisijungia, bet jai jokio poreikio nėra. Tai pas mus to nėra visiškai, tai nežinau, bet šiaip svarbiausia turbūt yra išeiti ir parodyti. Nebus taip, kad jeigu vaikas irgi pripratęs visą laiką, kad jam iš karto bus, bet tikrai labai daug įdomių veiklų yra ir plus tėvam įsitraukti. Vėlgi, kai aš sakau, kai važiuojam automobiliu ilgas keliones, ką aš labiausiai turbūt norėčiau daryti, atsisėsti priekį, atsiversti knygą, skaityti ir vaikam kokius įkišti filmukus, kad jie žiūrėtų. Bet man principai to daryti neleidžia, tai mano ta kelionė tas juodas darbas. Ten žaidžiam žaidimus, skaitom knygas, junginėjam, muzikas, dainuojam. Tai čia vėlgi viskas nuo tėvų priklauso. Ta prasme, ir aš nesakau, kad yra blogai jums tą filmuką keliaujant, ta prasme, visi vaikai skirtingai perneša. Auginant vaikus, aš manau, kad labai svarbu žiūrėti savo psichologinės būklės ir kas tau tuo metu yra svarbiau. Tai ir su tom kelionėm. Už to aš irgi visada sakau, atsižvelgti į vaikus, ką jie norėtų veikti, bet mes kryptis visiems su vyru renkamės, kas mums būtų įdomu. Kad mes, pavyzdžiui, norim slidinėti, tai mes važiuojam slidinėti. Esam susitarę, kad ten 3, 4, 5, 6 metų vaiko neimsim slidinėti, nes tada nei jam bus tikėtina gerai, nei mums bus gerai. Mes taip nuo 7 metų, sakoma, jau 7, jeigu vaikas nori, važiuojam kartu slidinėti, nes jau tada bus smagu visai šeimai. Jau 12 metų dirbu su finansais ir su pinigais ir esu konsultavęs daugiau nei 4000 šeimų žmonių, sumatęs įvairių šeimos situacijų. Ir labai dažnai pasitaikydavo tėvai, kada sakydavo, tai pamokykit kaip vaiką elgtis su pinigais, nors matai, kad pati šeima neturi jokios disciplinos, perka dalykus, kurių nereikia, nerodo visiškai jokio pavyzdžio, bet nori, kad vaikas būtų taupus. Taip. ir čia nesueina, nes man atrodo, kad vaikai yra patys geriausi savo tėvų kopijuotojai. Visiškai. Ir jeigu rodai vienokį pavyzdį ir pats elgiesi vienaip ir nori, kad vaikas tavęs nekopijuotų ir elgtųsi priešingai, tai tikėtina bus labai labai sunku. Taip, o su tais finansais irgi dabar jau tas amžius, kai nori pinigų per visokius gimtadienius, ten kalėdas, kad nori pinigų ir tada irgi būna, kad nupirk man tą ir tą. Sakau, bet ne, sakau, žiūrėk, tu turi savo viską, sakau, tu jau pasiprašei ir tada tas vaikas pradeda mąstyti, kad jam visai nereikia ten to 5 popito, nežinau, nes tas kainuoja ten 5 eurus, gal jinai kažkaip kitaip išleis. Ar pas mus irgi tas bubble tea. Kai su mama eina bubble tea, tai jau nori, čia, žinai, reikia jos tos bubble tea, o kai ateina, o jinai tokia brangi, jau savo pinigus visai kitaip. Tai vadinasi, duodat, turi savo pinigus ir turi savo biudžetą ir iš to biudžeto sprendžia, kiek yra. Taip. Ypač, kaip auga vaikai, tai taip, mažesnės irgi, tai atsimenu, mažoji, man su mūsų finansinė pamoka labiausiai patinka tai, vyriausiai tuo metu buvo 3 ar 4 metai ir jai močiutė padovanojo 50 eurų po 1 eurą. Ir mes ėjom į prekybos centrą, sutikom draugus, pradėjom kalbėtis, o tos visus pinigus buvo pasiėmus, kad kažką nusipirktų. Ir mes sustom šalia tokių atrakcionų ir ten buvo tie čiulpinuko aparatai, kur meti ir iškrenta. Ir jinai visus savo tos 5 eurų, tol mes kalbėjom su draugais, išleido čiulpinukams ir jinai ateina su tuo krepšiu, sako, žiūrėkit, ką aš turiu, visą laimingą švytę. Ir aš tokia,
O dievai, bet jinai iki dabar tą atsimenu. Kokia Sakau, jai gera gal istorija. 3 ar 4 metai buvo, jinai iki dabar atsimenu, kaip jinai visus savo pinigus išleido čiulpinuką. Ir tada aš atsimenu, sakiau, dabar viskas, jokių saldainių tol, kol tu nesuvalgysi tų visų čiulpinukų. Aš jau pasidaviau, nes gal pusmetį ten jau niekaip nedabaigė. Bet čia buvo irgi toksai, wow, galvoju. Bet iš tokių klaidų, iš tokių pamokų, man atrodo, yra geriausia pasimokyti, nes tada vaikas supranta, kad kas yra pinigai, kokia yra jų vertė. Negyvena Lietuvoje mano brolis su šeima, tai aš buvau nuvykęs pas juos ir sūnėnui duodu 50 eurų. Ir mano brolis sako, jisai sako, nesupranta, kad ta viena kupiūra, sako, duok tu jam verčiau 5 po vieną eurą, ten 10 monetų. Tai jam tada pinigai. Aš daviau, o tas 50 eurų, ką čia, žinai, tas. Ja, tie vaikai labai, sakau, bet labai man. Mes ir kelionėse, pavyzdžiui, aš suvenyrų neperku niekad keliaudama iš savo pinigų. Sakau, jūs turit savo, nes vaikų tie suvenyrai irgi, jie yra dažniausiai niekučiai. Tokie, kur vaikui nori, jam gražu, jam patinka, tai aš kelionėse sakau, norit, jūs turit savo pinigus ir jūs pirkite. Tada irgi labai apgalvoju ir tikrai mažiau nusiperka negu reikia. Kalbant finansų ir investavimo temą, turiu tau dovaną. Turiu savo kultinį webinarą, seminarą apie investavimą. Jame esu sudėjęs savo 12 metų patirtį nuo kelionės, nuo nulio iki savo investicinio portfelio, kurį šiai dienai turiu. Ir jame papasakoju ne tik, kodėl svarbus yra investavimas, bet kaip pinigai gali padaryti, kur tos pinigus įdarbinti ir kaip pinigai gali padaryti taip, kad jie sukurtų mums ženkliai daugiau laisvės ir daugiau pasirinkimų. Tai po laidos atsiųsiu. Dėkui. Ir peržiūrėjus, vienas iš mūsų licencijuotų konsultantų galės padėti prisitaikyti seminare, išgirsti informaciją ir paefektyvinti jūsų šeimos finansus. Dėkui. O šioje vietoje, mėly žiūrovai, turiu dovaną ir jums. Tai parašykit komentaruose, kur planuojat šią vasarą atostogauti vieni ir su vaikais. Ir geriausią komentarą išrinksiu ir vienam iš jūsų irgi padovanosiu savo webinarą ir konsultaciją su licencijuotu konsultantu. Tai Lina, papasakok man šiek tiek daugiau. Kaip planuoti tą kelionę su vaikais, kad ta kelionė nevirstų nuovargiu ir chaosu, šiek tiek pavardiniai dalykais, bet man atrodo, kad tėvams būtų įdomu išgirsti, atsakei, muziką jungiam, kažkokius žaidimus žaidžiant kelionės metu, tai gal nebūtinai automobilė, bet ką sugalvojate veikti, kad tas laisvalaikis būtų smagesnis ir būtų galima sudominti vaikus. Tai irgi, nors sakiau, kad mes dažniausiai kelionės kryptis renkamės pagal savo prioritetus su vyru, bet niekad nėra taip, atsakom, važiuojam ten ir ten, nes mes norim. Mes tada pasakom, mes galvojam važiuoti čia, pasižiūrim kartu, pažiūrim kelionių laidas, nes vaikams jiems sunku suvokti, ką tu ten iš jų nori toj kelionė. Sakai, mes automobiliu važiuosim iki, nežinau, Zakopanės į kalnus. Tai reiškia, kad jie 14 valandų sėdės automobilyje vardan kažko, kas ten jų laukia. Tai mes visada nupasakojam, kas ten laukia, kas ten bus, ko ten galim tikėtis, kad nuvažiavus į baseinus eisim, kad ten eisim į kalnus, pamatysim kažkokius gyvūnus. Tai va irgi, man atrodo, vaikam labai svarbu iškomunikuoti yra, kas jų to kelionį laukia ir kodėl jiems įdomu. Supranta, kas tas Zakopanė. Tai jiems visiškai. Arba kodėl jie turi tas 5 valandas sėdėti automobilyje, nes mes kažkur važiuojam. Kodėl mes ten važiuojam, kas ten faina bus. Tai va, reikia labai su vaikais kalbėtis apie šitus dalykus. Įtraukti, paskui irgi, kai būna, kai žiūrim laidas kelionių, čia jeigu kažkas didesnės kelionės važiuojam, tai vaikai irgi susižiūri, ką jos nori pamatyti. Tai irgi įtraukiam, kad jos ten viena norėjo pamatyti kažkokį stalaktitų urvą, kita pamatė, kad gali plaukti su laivu delfinų stebėti. Tai irgi to kelionį leidžiam ir jom išsirinkti dalykus, ką jos nori daryti, kad jos jaustųsi, kad ir jos toje šeimos kelionėje dalyvauja, kad tai nėra mama, tėtis ir jos paskui važiuoja, nors mama su tėčiu kryptį išrinko, bet kad ir jos pasirinktų, ką jos toje kelionėje gali daryti. Pavardink šiek tiek kelionę automobilyje, man atrodo, gali būti viena tokia, nesvarbu, kažkokia transporto priemonė, viena iš sudėtingesnių ir dažnai būna, kad tiesiog vaikas verkia, užsispiria, užsivažiuoja dėl kažkokių dalykų. Kaip tokiais atvejais, gal turi kažkokių patarimų iš savo patirties, kaip užimti, kaip nukreipti galbūt dėmesį ir kaip tą kelionę padaryti kaip įmanoma ramesnę? Tai bendrauti su vaiku,
Tai iš tikrųjų daro stebuklus tas bendravimas ir tėvų įsitraukimas. Mes esame visokių žaidimų prisigalvoję, bet tų žaidimų, čia šios vasaros hitas toks irgi atrodo visiškai paprastas, pasakom raidę, ten B raidė ir vardinam iš eilės maisto produktus iš B raidės, kurią žinom. Nu, tokie visiškai paprastai, ten automobilių spalvas, kas pamatys pirmas tokį automobilį, ką pamatysime per langą. Tiesiog, kad vaikai neturėtų laiko piktis vienas su kitu ir nuobodžiauti. Bet irgi labai skirtingi vaikai. Mūsų mažoji gali tiesiog sėdėti pro langą, pati žiūrėti ir sakai, ką tu darai, sako, aš skaičiuoju. Ir jai nieko nereikia, jinai tiesiog į save tokia įlenda ir nieko. Tai va šitas labai yra pasiteisinę pas mus iš tikrųjų automobilyje. Aš labai laukiu, kol vaikai dar labiau paaugs. Tai yra dabar pasakos klausyti. Jau kai važiuoja tik su vyresnėm dukrom, tai jau būna podcastai. Okay. Tai irgi iš tikrųjų labai geras dalykas yra. Ir tai irgi, kai jau bus pasakos, nu tai pasakos, bet kai podcastai, tai paskui labai daug turi gali laiko ir tėvai diskutuoti. tobulėti. Ir tėvai, ir diskutuoti, ir tada atsiranda kalbėjimų. Ir tikrai tos temos, jos įvairios galėtų būti. Čia paskutinį kartą su dukra, jinai fektuojasi, tai klausėm fektavimus irgi podcast'o apie tai, kaip ten žmonės treniruojasi, ką daro, ir taip užsidegė, kad jinai irgi taip darys, net tos paklausė, tai tas pats aš nežinau, apie kelionės, finansus, apie maistą, tai irgi labai tokie dalykai, kur, kad nebūtų tos, pavyzdžiui, pas mus irgi su 3 vaikais bėda yra, kad jos sėdi viena šalia kitos ir pas jas labai mažai vietos yra. Ir tada tas būna, jos iš vis labai įsijautrina. Bet irgi stojam, sustoti reikia. Aš nežinau, jeigu matai pagal vaiką, kol vaikai buvo kūdikiai, mažesni, tai turėjom su vyru taisyklę. Jeigu vaikas miega, tai tu važiuoji. Nori valgyti, nori tualetą, tu nestoji, tu tiesiog važiuoji tiesiai ir tempi, kiek tai gali tą laiką, kol yra ramybė. O tada jau kai atsibunda, tada matai, kad jau gerai, jau reikia kažką planuoti sustojimą, kažkur šiaip pavalgyti. Pas mus motyvacija ledai vaikų yra labai didelė. Tai prasme, jeigu dabar nuvažiuosim valandą, tai sustosim ledų ir tikrai tas veikia vis dar, irgi stebiuosi, 11-metį veikia toksai dalykas. Tai vadinasi, surasti kažkokius irgi papildomus motyvatorius. Motyvatorius, stimulus. Mėly mano žiūrovai, nepamirškit paspausti like mygtuko ant šitą video bei pasidalinti šiuo video su kitais, kad jie irgi galėtų važiuojant automobilyje šeimos su vaikais paklausyti podcast'o ir galbūt gaus kažkokių idėjų iš šito pokalbio ir turėsit fainą diskusiją. Tai pasidalinkit su savo draugais. Lina, kaip apskritai vertini šeimos laisvalaikių pramogų galimybės Lietuvoje? Ar yra pakankamai, ar daugėja, ar kažko trūksta? Aš iš tikrųjų manau, kad jau per tuos 7-8 metus, kai pradėjau rašyti, viskas labai stipriai tobulėja, auga, plečiasi ir atsiranda tų pramogų tikrai labai daug. Lietuvos pliusas, kaip būtų, yra turbūt tas, kad jinai yra mažytė ir tau keliaujant su šeima, kol vaikai mažesni, tai su nakvynė yra patogiau, bet kai vaikai paauga, tu gali realiai per dieną labai daug ką nuveikti, grįžti atgal. Tai nėra taip, kad tau reikia susiplanuoti laisvadienius, visą savaitgalį, tu gali tiesiog dienos išvyką pasidaryti, tai man tas labai patinka. Ir aš manau, kad mes tikrai labai daug ką turim. Ir tikrai įvairaus amžiaus vaikams, įvairaus amžiaus, ne tėvam, bet tėvams, seneliams ir galima tas išvykas darytis nuo prabangių, viešbučių viskas įskaičiuota, iki tikrai paprastų su palapinėmis ar apsistojimų. Dabar tie irgi pas mus labai glampingai populiarūs, kur yra įdomiose vietose, toks prabangesnis stovyklavimas, tai tikrai taip. Gal tik yra, kas yra nežinoma. Yra tikrai labai daug vietų, apie kurias aš pati, atrodo, specialiai praleidžiu dienas, žiūrėdama, kas naujo, kas įdomaus ir sužinau tiesiog kažkaip netyčia, kažkas pasako, tai labai viešinimo tam vietoms trūksta. Na tai pasidalink, kažkom, praeitų šių metų top atradimais Lietuvoje, vasaros, rudens, dar, kad šiuo metu šeimos galbūt galėtų susiplanuoti kelionę. Gerai, vasara, ne dabar, tai reikia apie vandens pramogas pagalvoti, tai mano atradimas buvo Zarasai. Pati labai ilgai ten norėjau nuvažiuoti, bet atrodo, toli kažkur aplinkui, bet ten yra ežerai ir yra Zarasų saloje padaryta tokia vasaros pramogų sala, kur yra čiuožyklos, yra vandens batutai, yra irklentės, yra vandenlentės, pati visa
Aplink ežerą eina labai gražus pažintinis takas, vedantis į apžvalgos bokštą įspūdingą ir tada irgi ten yra naujas toks objektas šviečiantis krioklys. Okay. Ir apie tą krioklį iš vis nėra jokios informacijos ir irgi nueini ir taip supranti, kad va, viskas ir nebrangu, ir gali ir maistą, ir potyrių gauti, ir poilsį, ten galima apsistoti toj saloje, galima kaip ir glampingas yra, tai yra nameliai su patogumais ir nameliai be patogumų, tai čia irgi nuo kainos priklauso ir va tokia, čia toks pramogų vasaros, tada mane labai labai nustebino, kad mes Lietuvoje turim safarį. Rimtai? Taip, turim safarį su kupranugariais, zebrais, stručiais. Net man pačiam įdomu. Taip, ir tu ką gauni, tu gali imti ten turą, kur tave veža, o gali pasimti Land Roveris gal, kaip tas džipas toksai, kur atsisėdi, kur atviras galas ir važiuoji per tą safarį, sustoji, maitini gyvūnus. Tai jo, va čia Anykščiuose yra tokia vieta, labai tokia visiškai ne Lietuvos, o kai tu važiuoji, jeigu pranugarimo tai vaikščianti Lietuvoje, tai toks buvo, ir jis laisvė dideliai teritorijai vaikšto. Tai tikrai labai labai įspūdinga. Anykščiuose yra Šeiminiškėlių piliakalnio kompleksas. Tai ten toksai kaip viduramžių žaidimų kambarys po atviru dangumi, atkurta pilis ir ten nueini ir gali kovoti kardais, gali ieškoti paslėptų archeologinių radinių, pažiūrėti, kai katapultas skrenda akmuo, koks buvo sodai, pinti, šaudyti lankus, su maišais stovėti ir kovoti. Tai irgi toksai paslėptas, man atrodo, dalykėlis, apie kurį mažai kas žino. O jeigu kalbam apie rudens pramogas arba indoor, vadinasi, vidaus kažkokias, kas paliko įspūdį paskutiniu metu? Tai vėl muziejai ir turbūt mes šitų šaltuoju sezonu aš save vadinu baseinų turistą, nes Vilniuje mes neturim baseinų. Čia toks labai liūdnas dalykas. Taip. Bet mes Vilniuje su vaikais neturim normalių baseinų, kad būtų galima, o maži miesteliai turi labai labai gerus baseinus, tikrai nedidelėmis kainomis. Tai va šalia mūsų, kas yra Molėtai, labai geras baseinas yra, miesto baseinas jisai yra. Tada yra, pavyzdžiui, Jonava, jeigu pavažiuoti, Elektrėnai va šiemet atsidarė, bet atsidarė kol kas tokią prastesnę zoną, bet jie per vasarą žada augti ir pasidaryti daugiau, tai mes va labai mėgstam varyti į baseinus ir kažką pridėti jau tuose mieste. Apskritai man miesteliai yra atradimas. Lietuvoje keliaujant atrodo, ai, ką ten, nežinau, kokia, Jonava gerai ne miestelis, Jonava visai didelis miestas, bet nuvažiuoji ir tu supranti, kad ten gali praleisti ne dieną, ten gali praleisti 2 dienas ir tikrai veiklos bus labai labai daug. Jeigu kažkas atsitinka neplanuoto, kaip galbūt šeimoje jūs bendraujat ar prieinat kažkokius sutarimų, nes, nežinau, kažkas laukia tos kelionės, vienas vaikas galbūt, o po to tas neišeina, kaip tokia atveju bendraut, kaip turėti kažkokį planą B? Sunkiai. Sunkiai. Ypač su didesnėm kelionėm. Tai su didesnėm kelionėm mes bent jau kol vaikai eidavo į darželius, tai tiesiog neleisdavom keletą dienų į darželį, kad neužsikrėsti su tais virusais. Tada jau kai prasidėjo mokykla, jau tokios prabangos dėja nėra, nepasakysi, kad čia vaikas neis 5 dienas, nes nenorim, kad susirgtų, bet tada ir ligos mažėja. Tai su tom didesnėm kelionėm į užsienį tikrai visada būna tokia papildomo streso, ar tikrai pavyks, ar tikrai išeis ir ką darysim, jeigu taip bus. Ačiū Dievui, taip neteko būti. O Lietuvoje mes daug kelionių esame atšaukę, iš tikrųjų. Kad arba važiuoja tada dalis šeimos tik tai. Mes nesam taip, kad turi važiuoti arba visi, arba nei vienas. Gal turi kažkokiu pasidalinimo iš finansinės pusės, kaip planuoti tą kelionę, kad jeigu vyktų kažkokie pokyčiai, kaip įmanoma būtų mažiau pinigų praradimų? Taip, mes stengiamės imti arba, jeigu, pavyzdžiui, apie apartamentus kalbam, tai už nuomą, tai imti su atšaukimu, arba perkamės papildomą draudimą, kad jeigu jeigu neišvyksta, mums grąžintų pinigus. Aš kažkaip esu pasiskaičiavus, kad vis tik nebūna tie draudimai tokie brangus iš tikrųjų tai kelioniai ir kad tai vis tik kol kas kaip į minusą einam, nes niekad neteko pasinaudoti užsienyje, bet aš manau, jau kažkada atsitiktų toks dalykas, tai gan greitai iš tikrųjų ant nulio išeitumėm su tuo. Tai jo, Lietuvoje, kas yra dėkinga, kiek aš irgi teko atšaukti, dažniausiai viešbučiai visai linkę perkelti būna. Kiek teko susidurti, parašai, paaiškini situaciją ir jie, jeigu ne 100% grąžina, tai jie kažkokią ten rezervacijos sumą pasiema ir tada perkelia. Čia tokia su užsieniu labiau. O šiaip mes mėgstam labai ir paskutinę minutę bukintis. Mums nebūtina kelionėje turėti plano,
kad aš nejaučiu streso, kad ten su vaikais keliaujam, kad būtinai reikia žinot, kur pavalgyt, kur miegosim, kaip miegosim. Tai vaikai pas mus, sakau, visada ar nešiokliai, ar kupriniai, ar valgant pietus jie būdavo nusnaudžia. Tai ir vat su nakvynės vieta pas mus tas pats. Aš žinau, kad rasim, kad nebus paskutinę naktį, viskas užimta ir nieko nebus. Bet irgi čia, ar sakyt, kad taip labiau apsimoka, nežinau. Nes yra buvę atveju taip, kad tai tikrai kainos daug pigesnės būna tą paskutinę minutę būkinant, bet yra buvę atveju, kad tiesiog brangiau sumokam. Tai irgi labai sunku pasverti yra, kaip tu nori. Bet ir kai neprisirišiu, būna tam mieste jau nėra, bet kažkur matai, kad jeigu važiuosi valandą toliau, ten bus geras kažkoks tai dalykas apsistojimo, tai tada važiuoji tą valandą. O kaip su kelionėmis į užsienį ir su all inclusive pasirinkimais? Nes pastebėjau, jau mano daug draugų renkasi paprastesnį variantą, tai kam čia vert, kam čia daug planuoti, paimam kelionę į Turkiją ar Egiptą, viskas įskaičiuota ir savaitę paleidžiam vaikus, kad dienos pramogom kažkokius imtų, bent jau galėsim biškelį pailsėti. Bet čia aš prie to paties turbūt grįšiu, kad yra keliautojai ir yra atostogautojai, mums yra žygiai, mums yra slidinėjimas, mums yra dviračiai, mums reikia potyrį keliaujant, tai mums tas viskas įskaičiuota. Aš nesakau, kad blogai. Ta prasme, aš pernai važiavau su 2 dukrom ir savo tėvais, tai mano vaikams, tai sakė, buvo tobulos atostogos, kur nebus, kai ledai ten dar seneliai šalia, tai ta prasme, čia buvo jiems viskas labai labai gerai, bet man pačiai trūko tos laisvės. Aš daug labiau pailsiu kalnuose, eidama į žygį, negu tam viskas įskaičiuota. Tai čia toksai, jeigu turėčiau vienas atostogas per metus, aš tikrai nesirinkčiau viskas įskaičiuota. Man labai patiko, ką mes kalbėjom pačioje pradžioje. Sakei, kad kelionės planuojat daugiau pagal tai, ko patys norit. Man atrodo, santykiai labai svarbu nepamesti pačio savęs, nepamesti savo antros pusės ir nedaryti visų veiksmų tik tai, ko nori vaikai. Susiplanuoti tokias keliones, kurios galbūt bus šiek tiek ir iššūkis ir ypatingai su vaikais. Bet nelaukti galbūt, kada tiesiog vaikai užaugs. Nes iš kur atsirado tas, bent jau aš turiu tokį išvadą, aš nežinau, ar jinai teisinga, ta vidurio amžiaus krizė. Ne? Anksčiau žmonės susilaukdavo labai anksti vaikų, 18-20 kelių metų ir dažniausiai nespėdavo pagyventi dėl savęs tuo metu ir finansinės galimybės tikrai nebuvo tokios, aišku, laisvės neturėjom tokios, kokios dabar turim, atvirų sienų ir taip toliau ir taip toliau. Ir atrodavo, kol vaikai neužaugdavo, tol tėvai nelabai galėdavo leisti kažką savo. Ir tada sueido ten 38-45 metai, ir žiūrėk, kažkas ten motociklą nusipirka, kažkas ten. Bet man atrodo, kad šiais laikais ir šiai dienai tikrai galima nelaukti tos vidurio amžiaus krizės ir jeigu planuojasi savo gyvenimą pagal save, pagal savo poreikius, pagal savo norus ir stengiasi įtraukti vaikus. Taip, į savo hobius, vaikus užkrėsti savo hobiais. Tai tokia atveju ir tas vaikų auginimas galbūt nėra toksai sunkus ir suteikia daugiau malonumo ir laisvės, nes daugiau darai dalykų, kurie patinka. Aš iš tikrųjų manau, kad tikrai taip ir yra. Ta prasme, aš, pavyzdžiui, irgi pagalvoju, dabar reiktų atsisakyti, nežinau, tų pačių kalnų, rinktis viskas įskaičiuoti, nes taip patogiau. Vyras labai dviračiais mėgsta važinėtis ir mes su tais vaikais irgi, jis jau sportuoja dviračiuose, bet mes su vaikais važiuojam irgi dviračiais, ta prasme. Tai galbūt būtų taip, kad mes to tėčio iš vis nematom, nes jis visą laiką kokį ten dviračius, o mes galim pasidaryti kartu važiuoti. Tai į tuos hobius įtraukimą ir labai labai iš tikrųjų ir leidžia tau gyventi taip, ką tu nori. Man atrodo, tai yra svarbiausia. Plus mes formuojam vaikus. Realiai juos gali aplinka formuoti, bet kol tas vaikas dar iki tų draugų, iki 7 metų, taigi mes juos formuojam. Jeigu jie pamėgs, nežinau, žygiuoti kalnuose, jeigu pamėgs slidinėti, jeigu pamėgs dviračius, tai jie pamėgs ir tokį patį laisvalaikį. Plus vėlgi, vaikai nori leisti laiką su tėvais. Čia yra labai puikiai galimybė tiesiog įtraukti savo hobius. Aš irgi mes su vyru svajojam, aišku, apie dalykus, kur jau vaikai paaugs ir tada jau mes darysim, kokiais ten dviračiais keliausim po Europą, kur dabar negalim su vaikais. Bet lygiai taip pat svajojam, kad kai vaikai paaugs, mes turim tradiciją, jau 10 metų, kiekvienais metais važiuojam į Latviją. Latvijoje ant jūros kranto yra tokios bačkutės, visiškai ant jūros kranto turime, tu per langą matai kopą ir jūrą, jos yra be patogumų.
bačka yra, aš nežinau, kokia jinai ten dydžio, yra metro kem viena lova ir 2 lovos po 8 cm pločio, viskas. Ir toks praėjimas, kaip kajutė. Ir mes jau 10 metų ten važiuojam po savaitę, anksčiau ir elektros ten nebūdavo, ant dujų valgyt gamindavomės ir tiek mums, tiek vaikams tai yra geriausios atostogas. Ir dabar ir draugai važiuoja jau 10 metų, tai mūsų tokia didesnė kompanija, jau dabar kelinti metai dar daugiau draugų prisijungia ir sakom, kaip visi svajom, kaip bus faina, jeigu vaikai, tada jau kai bus 16 norės, ne 16, nežinau, ten 14, 18 norės savo draugus kviestis, galbūt važiuosim kartu ir mūsų ten daugės, tą įskiepį tokią savo pasaulėžiūrą, kaip mes matom pasaulį ir kaip mes keliaujam ir kaip galbūt ir jie taip norės keliauti, o gal jie nenorės, gal jiems bus taip atsibodę mūsų tampimas po pasaulį ir buvimas be viskas įskaičiuota, kad jie viskas, ko norės važiuoti į Turkiją ir sakys, čia geriausias dalykas, tėvai visą vaikystę man to nedavė ir dabar aš noriu tik šitą ir nieko daugiau. Ar pasakytum, kad kelionės yra investicija? Pati geriausia investicija į santykius. Kai vaikai maži, tie santykiai galbūt šeimoje labiau įtempti. Ir su vyru sakydavom, žinai, bet jeigu mes per atostogas nesipykstam ir gerai sutariam, gal nėra viskas taip blogai. Sakom, pažiūrėk, išvažiuojam iš tos rutinos, išvažiuojam iš to streso, kur gali atsipalaiduoti ir vėl jau pajunti, kad tau viskas gerai su tavim, su tavo antra pusė, kad tu vėl randi tą ryšį ir tiesiog grįžti, tiesiog tuo metu būna per daug tų vaikų, tos buities ir toksai, tai va, santykis su vaikais, nes visien laiką, ryšį kūrė laikas kartu, kūrė prisiminimai ir yra be galo smagu susėdus, kad ir žiemą kažką prisimint, kažko pasijuokti. Ir tos visos stresinės situacijos, iš tikrųjų geriausi atsiminimai iš visokių tų planų B, C, D, kur atsimeni ten koks, nežinau, nuleista padanga arba kaip mama į griovį važiavo ir nesugebėjo išvažiuoti ir skambino visiems dėdėms iš eilės, kad ištrauktų ją iš to griovio ir vaikai tą atsimena ir jiems tie. Ir dar investicija į vaikų vis tik pasaulėžiūrą ir ugdymą. Nes iš tikrųjų labai daug išmokstam. Labai daug išmoksta iš muziejų, iš edukacijų, iš gamtos, meilės gamtai irgi per keliones išmoksta. Ir dabar net pačios dukros būna, sako, mama, pasimam šiukšlių maišą eidamos į pažintinį taką, surinksim šiukšlės. Ir atrodo, tu specialiai to labai nemoki, tu apie tai kalbi, bet jos pačios per save perfiltruoja ir labai tą žiūri. Tai. Kaip tu manai, kiek yra svarbu, ypatingai turint vaikų, keliauti dviese? Ir apskritai, ar planuojatės kelionės dviese? Manau, svarbu. Tai galbūt ne visada lengva. Mes stengiamės, galbūt mūsų gaunas tokia labiau dienos su viena nakvynė. Kažkur va mums šiemet abiems su vyru 40, tai sakom, būtų labai faina kažkur išvažiuoti toliau, ilgesniam laikui dviese, bet tiesiog suprantam, kad tų vaikų dabar nėra kur palikti, kad nieks nepažino, kad per sudėtinga močiutėm bus 3 vaikus sužiūrėti, ten dar viena darželis, kita mokykla, tai vyriausiai jau savarankiška, bet dar dirba mūsų močiutės, tai irgi tas toksai gaunasi, kad, ir sakom, gerai, šitą atidedam, bet trumpus pabėgimus mes darom. Mes va ir slidinėt važiuojam su vaiku vienu, kita dar nenori. Ir šiemet pirmą kartą buvo metinės mūsų ir sako, davai 3 dienom, tiesiog varom dviese ir mes per tas 3 dienas taip gerai pačiušinėm, viskas, dabar sakom, visada reikės taip daryti, vieną kartą su vaikais važiuoti, o kitą kartą bent tom keliom dienom dviese, nes toks visai kitas. Klausyk, Lina, mes šiek tiek pakalbėjom apie tai, kur galima sutaupyti, ne? Bet man yra įdomu šiek tiek ir kita pusė, o kur verta sumokėti šiek tiek daugiau, nes yra tas pasakymas, skupus moka 2 kartus ir kartais žmonės ieško, kaip taupyti, bet po to nei patogumo, nei malonumo ir prisidaro tik tai savo problemų. 2 dalykai. Čia yra toks vienas, tai turbūt potyriams ir svajonėms, aš manau, neverta taupyti. Būna, kad nuvažiuoji ten kažkokią šalį ir jau kaip biudžetas labai ribotas, bet tu turi svajonę. Turi svajonę, nežinau, ten toks paprastas Legolandas. Bet ir nueik tai tą Legolandą. Tai tavo svajonė, tu ją įgyvendink. Tai aš manau toms svajonėms, ar jeigu nuvažiuoji prie vandenyno ir ten, nežinau, su kokiu vandens dviračiu, ne dviračiu, šitų motociklų prasilėk, tai aš manau, va šitie dalykai yra, kuriems tikrai neverta taupyti ir kur reikia investuoti. O kitas dalykas, nors aš galiu miegoti daug kur, man yra palapinės ten, bet jeigu tik būtų galimybė, aš tikrai visada rinkčiausi kažkokią tai
Bookingė man pirmas dalykas, kad žiūri patogią lovą ir pagalbę, tai aš į tą miegą, tai aš norėčiau, kad irgi vis tik pailsėti reikia per tos. Galėčiau valgyti sumuštinius ryte, bet norėčiau tą daryti išsimiegojus, patogiai, šiltai ir nusipraus. Miegas apskritai yra labai labai svarbus, vienas iš svarbiausių dalykų mūsų gyvenime. Ir neperseniausiai filmavau laidą su Rūta iš Zenjų, kuri pasirodys jau po šitos laidos. Jeigu neprenumeruojat mano kanalo, tai būtinai paspauskite subscribe mygtuką, kad nepraleistumėt naujų laidų. O toje laidoje mes labai plačiai kalbėjomės, kokie papildai veikia, o kurie yra visiškai marketingas, ką verta vartoti, kaip vartoti, kada vartoti, kas yra tas longevity's ir ilgamžiškumas ir kaip gyventi sveikai ir laimingai. Ir žinoma, ką ir kaip daryti savo gyvenime, kad tų papildų reikėtų mažiau. Ką patartum tėvams, kurie sako, nu jo, čia viskas faina, bet gal važiuosim ir keliausim, kai šiek tiek vaikai paaugs? Kad laiko atgal nesugrąžins. Iš tikrųjų, tie vaikai taip greitai auga ir jau labai gaila suvokti, kad kaip man atsimenu, kai tik gimė vaikai, kai man sakė, kad su vaikais tu turi 18 vasarų. Nu, čia toks šiek tiek, aišku, toks klišėme apipintas, bet tu turi tikrai labai mažai laiko. Ir jau dabar matai, kai vaikui 11 metų ir kad jis jau renkasi kitus draugus ir kad reikia sukurti tą ryšį ir keliauti, kol tik gali, o tada, kai vaikai paus, galbūt keliausi su vaikais, galbūt tada keliausi atskirai, bet iš tikrųjų šeima yra šeima ir kai kalbėjom prieš tai, jei tik yra galimybė, taip, galbūt gali kažkokią savo kelionės dalį daryti dviese su vyru, nelaukiant, kol vaikai užaugs, jeigu yra kas juos pažiūrės, o jeigu nėra, tai daryti kartu, nes vaikai yra mūsų gyvenimas, mes su jais kartu augam, būnam ir... Sakei, kad dažniausiai gaminatės namuose, ar kelionėse irgi, apartamentuose, kuriuos nuomojatės. Ar pastebėjai, kad Lietuvoje kavinės, restoranai pritaikyti vaikams, draugiški, ar reikėtų kažkaip, kaip apskritai atsirinkti vietą, kuri būtų pritaikyta ir tėvams, ir vaikams? Labai skirtingai. Yra, kurie pritaikyti, yra tikrai, kurie nepritaikyti. Bet tas nepritaikyti, aš galbūt išskirčiau tuos fine dining, bet ten su vaikais ir nereikia eiti mano manymu, o visi kiti norėtųsi, kol vaikai maži, kad būtų tų žaidimų kampelių, kad būtų tokių paprastų galbūt dalykų, kad jeigu ateini prie stalo, kad atneštų popierių ir pieštukų, tai čia toks atrodo paprastas dalykas, kur tikrai kiekvienas restoranas galėtų padaryti ir galbūt nėra ir kavinė, ir galbūt to norėtųsi tiesiog. Bet šiaip iš principo mes turime tikrai nemažai kavinių, kurios turi net ir vaikiškus kampelius, vaikiškus meniu ir tikrai atsižvelgia, man atrodo, ir jų daugėja. Kokios yra mėgstamiausias jūsų šeimos, jau kažkur keliaujat, vykstat, žinot, kad čia nueisim, tai bus ramu, gausim tikrai gerą paslaugą ir skaniai pavalgys? Mums tai dabar maistas yra tas numeris vienas, jau kai vaikai auga, tai mums nebėra tų poreikio tokių, kad reikėtų kažkokių specifinių joms pramogų. Tai iš tokių vietų Vilniuje mes labai mėgstame takos, valgyti Donde takos yra ir pizzas mėgstam, tai pizza deskari mums, o jeigu apie vaikų kampelį, tai tikrai yra vasara labai neblogas vaikų kampelis veranda žvėryne, turi tokį didžiulį kiemą su laipynėmis. Bachus restoranas irgi turi didelį kiemą vaikams, Belmonte yra žaidimų aikštelė vaikams, jeigu būtent lauke kažko ieškot, kad ir vaikai galėtų dūkti kartu, tai va šitie 3 tokie iš lauko turbūt. O iš savo patirties gal kažkokį irgi turėsi patarimą tėvams, nes turbūt didžiausias minusas toksai arba baimė tėvų, kad ateis į restoraną, vaikas užsisakys kažką, suvalgys vieną kąsnį ir tu sumokėsi 10-20 eurų pinigų išmetimas. Ar šitoje vietoje turi kažkokių praktinių patarimų tėvams? Labai liūdnus. Čia mano pastoviai būna nusiskundimai, kodėl mama turi valgyti tai, ką nori vaikai, nes visada aš savo neimu dažniausiai maistą. Nes vaikai, žinau, kad va taip ir bus, suvalgo kelis kąsnius ir tada viskas neskanu ir tada sakau, bent jau aš galiu išsirinkti, ko aš noriu, nes jūs visi nevalgysite, tai jūs iš manęs valgykite. Bet ne, tai va, jo, šitą būna labai liūdna mes. Tokia realybė, tiesiog reikia su jas Arba mes irgi visada bent jau vieną porciją mažiau įmam. Ta prasme,
Aš, vyras, vyriausia dukra jau suvalgom, tada tos dvi mažytės arba pasidalins geriausiu atveju, bet dažniausiai aš tą porciją paimsiu, ką jos užsisakė, jos mano arba vyro valgys. Bet jo, tokia realybė ir išauks. Viskas su vaikais išauks. Aš tik pastebėjau vieną dalyką restoranuose, kavinėse, kuris man visiškai nepatinka ir aš nelabai suprantu šitos kultūros, kad vaikų meniu dažniausiai būna visiškai nenaudingas maistinė vertė maistas vaikams. Ir aš nelabai suprantu šito programavimo. Ar tėvai pas mus nežino, kas yra sveikas maistas, ar čia tiesiog nuo seno suformuotas kažkoks restoranų dalykas, kad nežinau. Bulvytės free, šaldyti, paskrūdinti fritiūrkiai dalykai ir ar ten dešrelė ir negi, ar vaikai tiesiog tiek pripratinti ir nenori kažkokio kito maisto, nes tu tikėtinai tam yra paklausa, nes jeigu nebūtų paklausos, tai nebūtų ir ten tų vaiko meniu. Kodėl nėra vaikų meniu sveiko, nes tokai mes suformuosim vaikus ir jų mitybos įpročius, tai tikėtina dėl to ir dėja, kad vis Lietuvoje daugėja viršsvorio turinčių, mažai juda, nes tai, ką mes dedam į savo skrandį, yra labai labai svarbu. Man irgi čia yra klausimas iš tikrųjų, nes realiai tu gali apie tas pačias bulvytės free kalbant, tu gali pasimti bet kokį suaugęs patiekalą ir tos bulvytės bus kaip priedas, tai tas vaikas galės iš tavęs tų bulvyčių, jo, aš tai irgi nesuprantu ir mane kiekvieną kartą, aš dabar nebepasakysiu, kurios kavinės, bet kai nueini ir vaikų meniu normalus būna. Ten ir tie patys chicken nuggetsai, tai būna nešaldyti, o parašyta, kad krūtinėlė mušta ir tikrai atnešti normaliai. Ir vietoj bulvyčių būna daržovės. Irgi, yra tų tokių, tikrai yra, bet jų mažuma ir labai dėl to gaila. Taip, bulvytės free, dešrelė, šaldyti chicken nuggetsai. Tai restoranai, jeigu žiūrit, paupdėtinkit savo meniu. Tikrai Lietuvoje žmonės sumoningėja, sveikiau nori maitintis ir tikrai nori maitintis sveikai savo vaikus ir to Lietuvoje labai trūksta. Apskritai trūksta sveikesnio maisto. Aš pats gaminuosi, dažnai užsisakau, tai labai trūksta, ką galėtum sveikiau valgyti, tai belieka, aišku, jeigu nori sveikai maitintis, pats gamintis. Dažniausiai taip. Bet būtų labai malonu, kad būtų galima kažką sveiko ir užsisakyti. Galbūt, nes tikrai sąmoningėja žmonės. Aš galvoju, gal anksčiau tas tiko, dabar tikrai visiems žmonės ieško to sveikesnio. Ir man atrodo, ir linkia sumokėti dabar daugiau, jeigu būtų verta. O negauti bet ką pigiau, kad ten geriau aš sumokėsiu brangiau, už tą pačią vaiko porciją sumokėsiu brangiau, bet kad tikrai būtų jinai vertinga ir skani. Gera niša, man atrodo, sveika maistui puikiai niša. Pats restoranų verslą nelysiu, bet niša gera. Turiu pabaigai, ne pabaigai, dar čia mes šiek tiek pabendrausim tokį kaip ir žaidimą, ką renkasi Lina. Tai bus kaip toks mažas šeimos gidas, aš sakysiu kategoriją, o tau reikės pasidalinti vienu kažkokiu pasirinkimu. Ar vietą, ką rekomenduoji, okay? Geriausias baseinas ar vandens pramogų vieta su vaikais? Baseinas tai būtų Jonavos, nes ten rasi ir mažylių zoną, jeigu su mažesniais vaikais atvažiuoji, rasi čiuožyklą didesniems vaikams. Tada man irgi, kas labai labai patinka, yra baseinas, jis gal 70-80 cm gylio, kur vaikas jau gali pradėti mokytis plaukti, bet siekia dugną. Ir ten daug tokių erdvių yra, kad ir labai šiltas, tikrai labai modernus, labai ir kaina jo yra ganėtinai draug, vėlgi, nes tai miesto baseinas. Tai... Ir dar mačiau Druskininkai, dabar atnaujinom vandens parką. Nebuvau, nežinau, bet mačiau pakeitė visus kalnelius. Tai čia man pačiai įdomu. Pačiam Druskininkų pagrindiniam... Taip, tam vandens parke pakeitė kalnelius. Tai pačiai įdomu, nebuvau, negaliu pasakyti, kaip. Reikės ir man. Šiaip Druskininkų mano mėgstamiausias vandens parkas visam Pabaltyje esantis. Bet aišku, dėl didelės ir plačios savo pirčių erdvės. Tai ten tikrai labai labai smagu. Puiku. O kokia būtų geriausia vieta poilsiui prie ežero su vaikais? Tai jau minėjau Zarasai. Ta prasme, ten tikrai negilus krantas, smėlis, vandens batutai, čiuožykla didelė į vandenį, irklentės. Tikrai viską valgyti su vaikais, kur šalia yra. Tu gal esi kažkur aprašius kažką? Zarasus esu, taip. Tai aš galėsiu pasidalinti tavo socialiniais tinklais ir vlogų ir puslapių šio video aprašyme. Tai būtinai užsukite, tenais rasite visas reikalingas nuorodas, kaip ir minėjau. Ir nepamirškit, kad lauksime jūsų komentaro, kur planuojate atostogauti vieni ar su vaikais. Ir vienam geriausiam komentarui irgi turiu dovanų.
Geriausias muziejus su vaikais Lietuvoje. Galbūt be to, ką jau vardinai, kad nesikartoti kažkokį kitą papildomą. Čia toks, aš nežinau, tu jį gali pavadinti muziejų, bet tu jo negali pavadinti nei pramogų parko, nei muziejų, tai aš jį įvardinsiu, tai yra toks Vilniuje Danger parkas. Ir aš ėjau labai skeptiškai nusiteikus. Galvojau, skamba pavojingai. Tai taip ir skamba pavojingai, bet realiai ką ten daro, ten yra pateikiamos realios situacijos ir kaip vaikas į jas reaguoja. Tai, pavyzdžiui, veda į degantį namą su dūmais ir kaip vaikui išeiti. Tada toks dalykas, kaip troleibusuose, autobusuose yra langai ir tas plaktukas, ne? Kur muštum. Visą laiką norėjau išdaužti. Tai kur muštum? Į kurią vietą lango muštum? Per vidurį kažkur. O vat ir ne. Ir neišduštų langas per vidurį. Jisai suskiltų, reikia 4 kampus daužti. Tada langas gražiai išsiema, nes jeigu duštum į vidurį, tai langas suskiltų ir būtų visur šūkės ir neišeitum. Tai va tokia visokia realios situacijos, tai man kažkaip labai didelį įspūdį paliko va šiais metais tas muziejus, ne muziejus. Tu taip vardinė, aš net pats vaikų užsimaniau, atrodo tiek pramogų visokių galima. Visas vietas ir be vaiko galima įti. Aš suprantu, bet vis tiek kažkaip... Tada pasiteisinimas būtų. Tai nesigali, čiagi dėl vaiko. Ir pats eini pramogauti. Gerai, geriausia žaidimo aikštelė Vilniuje. O galbūt favoritas kitame mieste. Galbūt Vilniuje ir kitame mieste. Gerai, čia pasakysiu pirmą, kas mano manimu yra geriausia žaidimų aikštelė, tai gamta, nes nieko nėra geriau už nukritusius medžius, upelius, šakas, ten laipiojimus po medžius, kas man irgi atrodo šiuolaikiniai vaikai to labai mažai daro, nes nebeleidžia, nesusižeis, išsipurvins, tai man čia visada noris geriausia žaidimų aikštelė yra gamta. O jeigu iš tų tokių tradicinių žaidimų aikštelių, tai aš šiemet pagaliau noriu pasakyti valio Vilniui, nes šiaip Vilnius labai atsiliko nuo aikštelių žaidimų, tai šiemet mačiau projektus, kurie dar bus ateityje, tai laukia tikrai daug aikštelių. Dabar įdomiausia turbūt Vilniuje yra gaisrininkų tematikos aikštelė Švento Florijono skvere. Ten tokia didžiulė aikštelė pastatyta, edukacija apie gaisrininkus vyksta, irgi tokia įdomesnė. Apskritai apie aikšteles, tai Kaunas yra žaidimų aikštelių sostinė, ten labai daug įvairiausių. Yra Kalniečių parke, mums labai patinka esanti. Dar jeigu iš Lietuvos, Širvintose labai gera žaidimų aikštelė, nauja moderni kelių aukštų padaryta. Tai irgi iš tų kelionių po Lietuvą su mažesniais vaikais, tai irgi visada žiūrėdavau, kur yra kokios įdomesnės aikštelės, nes Vilniui tikrai jau labai trūko. Tai va dabar šiemet pagaliau gal ir į Vilnių pradės važiuoti dėl žaidimų aikštelių. Nes... Tai galima palikti vaikus ir šiek tiek kažką paveikti, knygą paskaityti. Taip, ypač jeigu dar kokių kavinių būna šalia, tai man, pavyzdžiui, irgi atrodo labai protingai, ne tų kavinių, bet ten tų futrako atvažiuoja, kad tai irgi, nes tada gali atsisėsti, ramiai išgerti kavos, paskaityti. Taip. Fainai. O paminėjai gamta, kad geriausia žaidimo aikštelė. Kaip yra nes atrodo daugelis šiais laikais bijo, gal aš čia klystu, bijo erkių. Kaip yra kaip šito vietoje, ar turit kažkokį būdą apsaugoti, ar kokį patarimą turėtum tėvams, nežinau. Mes visų pirma, kadangi turbūt yra 2 ligos nuo erkių, kur bijo, Laimo liga, nuo kurios nėra vaistų skiepų, ir erkinis encefalitas, tai mes visi pasiskiepė, vaikai paskiepyti nuo 1 metų. Tai čia yra mūsų tokia pirma prevencija, kur gali apsisaugoti nuo to, nuo ko gali, o visa kita, tai purškalai, jeigu einam giliai į mišką, šviesus rūbai ir kiekvieną kartą po pasivaikščiojimo gamtoje apsižiūrime, ar yra erkių, ar nėra. Svarbiausia, kuo greičiau tą padaryti. Taip, bet irgi atrodo, būna, čia pusbroliai, apžiūri, net gamtoje atrodo nebuvo, nematė erkės, Laimo liga vaikui. Tiesiog pamatė dėmį ir viskas, sako, nežinau, kur erkė, sako, nebuvom net niekur. Mano vaikas pirmą erkę irgi pasigavo 10 mėnesių, nevaikščiojantį, mes važinėjom Vingio parko takeliais ir akivaizdu, turbūt jinai kažkur užkliudėm kažkokią žolę, įlipo į vežimėlį ir va taip užsilipas erkės, jos visur yra ir iš tikrųjų labai man jos baisu. Baisus dalykas. Aš pasakiau, kad aš labai mėgstu gamtą, bet pasakiau grįžti ir atrodo visur laipo tos erkės ir tai va. Gerai. Geriausias gyvūnų ūkis, parkas ar vieta, kur vaikams galima pamatyti gyvūnus. Vieną jau vardinai, safari, ne? Safari man labai patinka, tada dar labai patinka prie Kauno esantis Perlinių Danielių ūkis. Ten tokia irgi unikali vieta, laisvai vaikšto danieliai.
tu ateini į parką ir tos Danielius maitini, tai jie prieina prie tavęs, duodi iš rankos valgyti. Ten parko šeimininkas irgi padaręs laužavietės, kad gali atsivežti savo maistą ir tiesiog grilinti. Yra gimtadienius gali švęsti. Yra irgi smagu, kad ten toks galbūt Lietuvoje nematytas dalykas, kad ten tave vaišina kava arba ta vasaromis ledais. Nu taip, ten suprantu, kad ten rėmėjai to parko yra. Ir tai visiems kaip žmogui, kai lankytojai, tau tai labai gera patirtis, kad tu susimoki už įėjimą, bet gauni dar papildomai kavos ir ledų. Tai iškart gerai, kitą kartą gal irgi grįšiu. Ir tada tie tokie šeimos ūkiai, kur, kaip ir irgi minėjau, tau duoda paimti šiltą kiaušinį vaikui vištos padėtą, pamaitinti gyvūnų iš arti, pavedžioti ožką. Tai čia ir prie Vilniaus yra sostinės miniferma, tada prie Kauno yra irgi gyvas kalnas, yra labai daug alpakų, kai irgi tokias, nors anksčiau alpaka buvo, atrodo, toks egzotinis, dabar Lietuvoje labai jau toks populiarus dalykas, tai tų ūkių tikrai labai daug, bet va šitie turbūt safari, perliniai Danieliai, sostinės miniferma, nes šalia Vilniaus, pačiam realiai Vilniuje yra, Salininkuose yra, tai nereikia ir toli važiuoti ir irgi tą gauni tokią patirtį. Kazlų Rūdoj gali eiti žygį su ožkom. Tai įdomiai labai skamba. Dar vieną prisiminiau prie Kauno, irgi yra apie tą žygį pakalbėjau. Tai yra 2 ūkiai, yra alpakų ūkis, o kitas gyvūnų ūkis. Ir jie yra 2 kilometrų atstumu vienas nuo kito. Tai jie daro, kad lankytojais pasidalinti bendrą žygį. Iš Mylių kaimo išeina su ožka, deda žygį su ožka, ten vaikai vežioja tą ožką, nueina pusiaukelį ir tada pasitinka alpakos. Ir tada jau kitą dalį nueina su alpakom. Paminėjai žygis, tai koks būtų geriausias pažintinis takas? Mums Dūkštos upelio pažintinis takas. Čia šalia Vilniaus, jis yra ganėtinai sudėtingas palyginus. Su kokiu vežimėliu nepraeisi, daug laiptelių, bet labai gražus, labai gražus. Tai reikėtų, kad jau einantis arba kad nešti. Arba kad nešti, jo. Yra labai gražus rudenį, nes jis yra žolynė. Tai labai gražu, kai viskas nusidažo, geltonai, raudonai, tiesiog labai įspūdingai ir kalvotas, slėniai, tai ten užkylėm piliakalnio, nusileidė į upelį. Ir dar irgi su šitu taku, kas yra smagu, kad ne pačiame jame, bet nusukime yra toks rožinė kavinukė, kioskas, kur gali kakavos nusipirkti, saldumynų, tai irgi toks su vaikais visada motivacija, kad jeigu pritrūksta tos motivacijos, kad gali užsukti dar ir į kavinę. Okay. O kokia būtų geriausia nemokama pramoga? Gamta. Gerai, dabar padėsiu šiek tiek. Žiemą ir vasarą. Žiemą ir vasarą. Tai vasarą irgi jau kalbėjom, paplūdimiai, tai 2 paplūdimiai yra mūsų su vaikais nemokami, tai yra Širvintų paplūdimys ir Elektrėnų miesto paplūdimys. Tai Elektrėnai, kaip tarp Vilniaus ir Kauno labai patogi, su čiuožyklomis, su puikia infrastruktūra, tikrai su viskuo, ką gali padaryti. Žiemą, tai žiemą kalniukai, kas daugiau, jeigu yra, o jeigu nėra. Tai koks kalniukas? Rybiškių pažintinis takas yra Vilniuje ir ten daug kalniukų. Ten tiesiog pasiemi rogės, eini ir vieną nuo kito leidėsi ir čiuožim. Tarp kito pasakų parkas yra Vilniuje. Tur Vilniečiai turbūt žino, kaip nelabai gerą vietą, bent jau anksčiau buvo. Dabar ten yra padarytos nemokamos projekcijos, kur sutemus ant žemės šviečia Vilniaus legendos. Okay. Tai labai įdomu žiemą, kad ant kalno šviečia geležinio vilko projekcija. Tai tu vaikas čiuožia tikrai nuo smagaus kalniuko ir per tą geležinio vilko projekciją. Tai irgi labai toksai gražus vaizdas. Kokios būtų top 3 pramogos namuose arba kažkokie užsiėmimai arba kažkokios veiklos, kada už lango lietus, nesinori niekur eiti, nesinori važiuoti jokius muziejus ar dar kažkur tai, bet norisi jaukiai ir smagiai praleisti laiką su šeima. Čia namuose, bet kaip tik pagalvojau, kaip top veiklos, kuri vieta šaltų metu, kai lyja, yra labai geras dalykas, yra bibliotekos. Okay. Miesto bibliotekos organizuoja tiek puikių edukacijų, nemokamų edukacijų, iš tikrųjų tiek renginių, tiek dirbtuvių, kad iš tikrųjų labai rekomenduoju pasižiūrėti kiekvieną mėnesį, ką žmonių miesto bibliotekose vyksta, nes ten nuo susitikimų su rašytojais iki, mačiau, vienur buvo šuniukų joga, kitur aitvarų lankstymas, tikrai va. Tai čia toksai biški nuokrypis nuo klausimo, bet kažkaip iš karto bibliotekos iškilo, kad irgi... Kur tikrai nepagalvojau. Nes visi atrodo, biblioteka geini ten, o dabar bibliotekos tampa tokiom tikrai bendruomenės centrais, kur ne tik tai paskaityti, bet ir sužinoti.
O pramogos ar užsiėmimai lietingą vakarą, savaitgalį namuose? Stalo žaidimai. Mes labai mėgstam stalo žaidimus. Mūsų mėgstamiausias yra Katanas. O tai jau turėtumėt kapotis, tai pyktis. Turim visus jau papildymus nusipirkę ir tai yra, aš atsimenu laiką, kai dar vaikai mūsų nežaisdavo, mes su vyru žaisdavom po 2. Vienas būdavo mėlynas, raudonas, kitas geltonas, baltas ir ten bandydavai kažką daryti. Tai va, labai patinka mums stalo žaidimai, nuo paprastų, nežinau, Uno kortų iki strateginių. Piešti, labai mėgsta vaikai piešti, tai dažnai nuperkam drobių ir leidžiam tą kūrybinę laisvę vaikams. Irgi dar gal vaikai buvo, atsimenu, maži, skaičiau, kad labai svarbu, kad vaikams visos kūrybos priemonės būtų padėtos ten, kur jie matytų. Nes jeigu bus įkišta į spintą, tai vaikai taip niekad, ir čia kaip ir su maistu beje, jeigu daržovės ar vaisiai šaldytuve, tai vaikai jų nevalgys, kol lygiai taip pat man kaip su vitaminais, jeigu nepasidedu po... Tai va, visi kūrybiniai darbai ir knygų skaitimas. Mes labai visą šeimą mėgstam knygas skaityti, tai tiesiog būna sukrentam ant lovos. Aišku, ir filmai, va, dar knygos, filmai, visi tokie tradiciniai dalykai. O kokie būtų filmai, kurie paskutiniu metu žiūrėjot su šeima ir paliko, nevardint turbūt filmuko, ne kažkokių, kur fainas, pramoginis turinys, tarp kitko filmukas aš pats dažnai žiūriu, nes tokių genialių dalykų gali pasimokyti ar prisiminti paprastų dalykų, bet galbūt pasakyk vieną ar 2, kuris žiūrėjot ir turėjot po to labai smagią diskusiją su šeima apie kažkokias galbūt vertybės ar dar panašius dalykus. Paskutinis tai mūsų žiūrėtas Jumanji buvo, tai vaikams rodėm, o su filmais pas mus yra tokia tradicija, kadangi mes esam 5 šeimoj, su labai skirtingais poreikiais. Skoniais, nuo ten Frozen iki, nežinau, Transformerių. Aha. Tai mes darom taip, kad penktadienio filmo tradiciją turim paeiliui renkamės. Geras. Tai žiauriai įdomu būna, nes tada ten mažoji filmukus nori žiūrėti, ten ta vyriausia kokia ten K-popą jau savo kiša, kur šiaip aš jau net atrodo nežinočiau, kas mes su vyru, arba kažkokias mūsų laikų nostalgijas, va, šitas Jumanji, kad šitą Brangioji aš sumažinau vaikus nuo mūsų paauglių filmus. Tai va mūsų va tokia tradicija ir iš tikrųjų labai įdomu. Ir įdomiausia būna tai, kad vaikam parodom. Ir jie paskui, aš dar kartą noriu žiūrėti. Tai va taip labai prasiplečia tiek jų supratimas apie filmus, tiek mūsų, kas dabar ant bangos yra tarp jaunų vaikų. Koks būtų labiausiai įsiminęs apžvalgos bokštas? Zarasų. Va šiemet buvau Zarasuose, tai jis yra, man žmonės sako, kad negalima sakyti, kad ten yra apžvalgos bokštas, ten apžvalgos ratas, kaip bet jis toksai virš ežero išeina ir apšviestas ir po apačiu, tu matai ežerą ir labai gražus saulėlydžiai. Eina sau. Iš... Skamba, kad ne tik su vaikais. tai tikrai ne tik. O iš tų baisės įsimintinų, man atrodo, Mindūno apžvalgos bokštas buvo, bet dėl to, kad mes lipom labai vėjuotą dieną ir visas siubavo. O dievai, kaip baisu buvo. Bet be vaikų buvau, bet čia man toksai va irgi įsiminęs. Ir kokia būtų labiausiai įsiminusi, didžiausiai įspūdį palikusi vieta užsienyje? Užsienį mano širdis šiemet liko Pietų Afrikos Respublikoje ir Keiptaune. Nes ten ir vandenynas, ir kalnai, ir labai skanus maistas, saugumo situacija galėtų būti geresnė. Pietų Afrikos Respublikoje ganėtinai saugu, žiūrint iš visą Afrikos regioną. Taip, žiūrint, bet iš principo aš sakiau, atsimenu, sėdėjau, aš šiaip niekad negalvojau apie jokią migraciją, man labai patinka gyventi Lietuvoje, bet tada sėdėjau ant vandenyno kranto ir sakau, aš norėčiau čia kažkada pagyventi ilgiau negu tas kelias savaitės keliavo. Tai ačiū, Lina, tau labai už pokalbį. Galbūt turi kažkokį paskutinį palinkėjimą žiūrovui, reziumuojantį tai, ką mes apkalbėjom. Netaupykit ir keliaukit. Va taip. Kitur pataupykite, bet kelionėms iš tikrųjų. O aš palinkėsiu, kad reikėtų mažiau taupyti ir būtų daugiau pasirinkimų. Tam investuokit, mėly mano. Investuokit, darbinkit savo pinigus ir tokiu atveju turėsit ilguoju laikotarpiu ženkliai daugiau pasirinkimų ir rodykit šitą pavyzdį būtinai savo vaikams. Jeigu rodysit, būsit ir jūs turtingi ir užauginsit turtingus vaikus visokiopai. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir nepamirškit, jog visas reikalingas nuorodas rasit šio video aprašyme ir pasimatysim kitose video. Iki.